Sveiki, ar galandate ką nors? Jei taip ir turite daugiau, pavyzdžiui, virtuvinius peilius, žirkles, oblius, kaltus, jums gali būti naudinga tokia lėtai veikianti ir vandeniu aušinama galandimo mašina. Tai iš esmės yra moderni to, ką turėjo mūsų protėviai versija. Akmeninis diskas, varomas žmogaus jėga, kartais dar aušinamas vandeniu. Kai pažvelgiate į ašmenis, jie iš esmės plonėja ir ten, kur medžiagos yra mažiausiai šlifuojant dėl trinties, lengvai, įkaista ir gali būti sugadinta. Tada liaudiškai sakoma, kad ašmenys nelaiko. Todėl gerai, kai apsisukimai yra maži. Ir idealiai, kai dar yra aušinama vandeniu, kaip tai daro šis Triton šlifuoklis. Tai sėkminga švediško Tormek šlifuoklio kopija, kuris yra šio segmento lyderis. Ir būtent Triton šlifuoklis yra suderinamas su Tormek prekės ženklo priedais, kas yra svarbu. Ne tai, kad Triton nesiūlytų savo priedų. Jis siūlo gana platų asortimentą, kuris daugumai žmonių, tokių kaip aš, tai yra mėgėjams. Yra pakankamas, bet jei kas nors turėtų didesnių reikalavimų, tiek dėl kokybės, tiek dėl priedų asortimento, tai privalumas yra tas, kad jie tiks šiam šlifuokliui. Šis diskas turi 250 mm skersmenį, 50 mm plotį ir 12 mm skylę, grūdėtumas yra 220, kas yra visiškai tokios pačios vertės, kaip standartinis Tormeko diskas. Šis diskas yra labai kokybiškas, jis pagamintas iš aliuminio oksido, kitaip tariant, korundo. Daugumai dalykų jums jo pakaks. Kol kas kalbėjome tik apie šį diską, bet čia yra dar vienas kitoje pusėje. Aš jį vadinu galandimo disku, nes tai iš esmės yra plastikinis ratas, ant kurio yra odinis diržas ir anksčiau ant odos. Buvo galandama. Tačiau galite susidurti ir su terminais tokiais kaip honavimas, arba kartais lapavimas, kurie yra iš kitų kalbų, bet iš esmės reiškia tą patį. Kol ant šlifavimo disko atliksite pagrindinį galandimą, ant galandimo disko tada pašalinsite ašmenų atplaišas ir jei reikia, nupoliruosite iki veidrodinio blizgesio. Taigi abu šie diskai yra komplekte. Galandimo diskas yra sumontuotas ant šlifuoklio, o šis yra atskirai supakuotas, kad nepažeistų, todėl jį turite sumontuoti. Čia yra dvi flanšai ir veržlė, atkreipkite dėmesį, su kairiniu sriegiu. Prieduose taip pat yra 19 raktas, toks kaip mažas įrankis, bet tam, kad jį priveržtumėte, to visiškai pakanka. Atsargiai neperveržkite per stipriai. Tikiu, kad jei per stipriai trauktumėte, diskas galėtų įtrūkti, o tai būtų gaila. Šlifuoklio konstrukcija iš esmės yra labai primityvi. Yra indukcinis variklis su ašimi ir 2 diskais. Tačiau ji nėra tiesiogiai varoma, nes iš indukcinio variklio išeina mažesnė ašis, o jūs šiuo varžtu reguliuojate ašies spaudimą ant guminio bėgio. Baigus darbą, gerai atleisti tą spaudimą, kad ašis neįspaustų į bėgį įdubimo, nes vietoj ramaus ir tylaus veikimo tai darytų tokį tudut garsą. Tikiuosi, kad paaiškinau tai pakankamai profesionaliai. Techninius duomenis apie šlifuoklį žinoma galite rasti, pavyzdžiui, kad jo galia yra 120 W ir apsukos 125 per minutę. Taip pat rasite, kad jis sveria beveik 15 kg, kas yra svarbu, nes, kaip sakau, šlifuoklyje nėra daug ką sugalvoti ar sugadinti. Bet svarbu yra stabilumas, kad priedai kuo geriau išlaikytų padėtį šlifavimo disko atžvilgiu. Kitas svarbus dalykas yra ši užtvara su vedimo strypu. Ir tai iš tikrųjų yra tai, kas šiuose šlifuokliuose yra beveik svarbiausia. Jūs vedate šlifuojamus įrankius tinkamu ir svarbiausia, nuolat tuo pačiu kampu. Tai yra tai, ką vertiname mes, mėgėjai, kurie tiesiog neturime to, kaip sakoma, rankose. Bet net ir profesionalai neatsisakys tokio šlifuoklio, nes tai yra greičiau, mažiau varginantis ir ką čia slėpti, dažnai netgi tikslesnis. Pereikime greitai prie kitų dalykų, kuriuos rasite dėžėje. Žinoma, naudojimo instrukcija. Jei kam nors raidės būtų per mažos, kaip man, nėra nieko paprasčiau nei atsisiųsti tai iš svetainės, ar tai būtų Tritono, ar, pavyzdžiui, Unimato. Tada labai svarbus dalykas tai toks matuoklis, kurio pagalba, priklausomai nuo disko skersmens ir norimo ašmenų kampo, nustatysite disko, šlifuojamo įrankio tarpusavio padėtį.
Tada čia yra toks šlifavimo akmuo turintis dvi grūdėtumo pusės. Viena pusė yra 220, kita 1000. Jis nėra skirtas disko lyginimui, bet grūdėtumo keitimui. Naudodami grubėją pusę, jūs iš esmės simuliuojate akmenį su mažesniu grūdėtumu, didesniu grubumu. Jei jums reikia didesnio medžiagos nuėmimo, turite labiau pažeistą ašmenį. Tai šiuo būdu jį sugrubinate, atliekate šlifavimą ir prieš galutinį šlifavimą. Vėl grąžinate į pradinę būseną, naudodami šią švelniąją pusę. Tada pakuotėje rasite tūbelę su šlifavimo, tiksliau poliravimo pasta. Kai kas taip pat vadina tai honavimo arba lapavimo pasta. Ji tepate ant odinio disko ir tai padeda jums sukurti tobulą ašmenį. Jei jums baigsis, trito ant siūlo kaip priedą. Papildoma tokia poliravimo pasta. Ir paskutinis dalykas yra visiškai pagrindinis laikiklis, pagrindinis įrankis, kurio daromi vadinamieji tiesus ašmenys, tai reiškia dailidžių kaltai arba kai kurie, obliaus peiliai. Dabar jums parodysiu, kaip tai padaryti. Pirmiausia, turite ant šlifuoklio uždėti šią vonelę, ją galima uždėti dviejose, skirtingose padėtyse priklausomai nuo disko skersmens. Dabar turime visiškai naują diską, 250 mm, todėl vonelę dedame į apatinę padėtį. Kai diskas laikui bėgant nusidėvės, turėsime šiek tiek pakelti vonelę, kad diskas vis tiek būtų bent šiek tiek panardintas į vandenį. Kai įpilsite vandens, diskas jį sugers ir jūs turėsite vėl papildyti vandenį. Tai daryti tol, kol vandens lygis stabilizuosis ir tai turi būti ne aukščiau nei žymė, kuri matoma čia iš šono. Tik tada galite pradėti šlifuoti. Niekada nešlifuokite ar negalaskite ant sauso akmens. Dabar nustatysime įrankį laikiklyje ir jo padėtį disko atžvilgiu. Šlifuosime prieš ašmenų kryptį ir norime pasiekti 25 laipsnių kampą. Taigi čia nustatome disko skersmenį 250. Čia nustatome 25 laipsnių kampą, priveržiame. Ir tas matuoklis iš tikrųjų dedamas čia su apvalinta dalimi ant disko, o kita dalimi ant įrankio. Bet daug geriau yra padėti tą įrankį ant disko ir tada tarp disko ir įrankio įkišti įrankio ašmenis. Taip jūs visada užtikrinate tą patį kampą. tą tarpusavio padėtį galime nustatyti arba keičiant vedančiosios strypo padėtį disko atžvilgiu arba keičiant įrankio padėtį vedančiame korpuse. Kai viskas nustatyta, galime vėl įjungti šlifuoklį ir pradėti šlifuoti. Šlifuojame lengvu spaudimu, judindami iš vienos pusės į kitą, kad išnaudotume visą disko plotį. Ir taip jį tolygiai dėvėtume. Nuolat tikriname ašmenis ir kai atrodo, kad jie visame paviršiuje tolygiai pagalasti, galime išjungti šlifuoklį ir pereiti prie poliravimo disko. Kai kas naudoja tą patį vedimo įrankį, tai reiškia, kad pastato vedimo strypą į horizontalią padėtį, bet reikia iš naujo nustatyti tinkamą kampą. Tačiau, ką mačiau pas profesionalus, jie poliruoja rankomis, poliruoja tiek nugarėlę, tiek priekį. Kadangi poliruojant nepašalinama tiek daug medžiagos, nėra rizikos, kad sugadinsite ašmenis, laikydami juos šiek tiek kitų kampų. Skirtingai nei šlifavimas, kur galima šlifuoti tiek prieš, tiek pagal ašmenų kryptį, poliruojame tik pagal ašmenų kryptį. Ir poliruojame tol, kol pirma, pašalinami visi atplaišos ir antra, kol ašmenys pasiekia norimą kokybę. Kuo lygesni ašmenys, tuo ilgiau jie išlieka aštrus. Jei ašmenys jau pagalasti ir neketiname tęsti darbo, pirmiausia turime nuimti indėlį su vandeniu, nes diskas negali būti nuolat panardintas vandenyje. Atlaisviname veleno spaudimą ant guminio rato ir galite naudoti apsauginį tekstilinį dangtelį, kuris parduodamas atskirai ir apsaugo šlifuoklį nuo dulkių. Pagrindinį galandimą atliksite su šiuo šlifuokliu taip, kaip jis jums atkeliauja, bet jei norėsite galasti ką nors kitą, pavyzdžiui, virtuvinius peilius, žirkles, drožybos kaltus ir kitus daiktus, tam reikės papildomų specialių priedų, apie kuriuos pakalbėsime kitame vaizdo įraše. Jei jums patinka šis Triton šlifuoklis, prašome pažiūrėti nuorodą po vaizdo įrašu ir galite laukti kito puikaus vaizdo įrašo. Ačiū, kad žiūrėjote, linkiu jums gražios dienos ir galaskite ką nors.